Sveiki. Parodysiu trumpai, kaip užsiregistruoti PayPal sistemoje. Tai viršuje eilutėje rašome www.paypal.com, nukreipia jūs į šitą nuorodą ir čia matome prisijungti, sign up for free. Spaudžiame. Čia jums sako, kad tai galima padaryti telefonu. Taip pat spaudžiame sign up for free ir jūs nukreipia į registracijos formą. Dabar trumpai parodysiu, kaip ją reikia užpildyti. Pirmoje eilutėje yra šalis, tai pasirenkame Lietuvą. Toliau yra pasirinkti kalbą, tai pasirenkame, kuria mums bus patogu naudotis ir pildyti formą pačią. Ir spaudžiame Get Started, tai yra pradėti registraciją. Antrame laukelyje rašome, čia yra mūsų visa informacija, taigi pirmoje eilutėje yra elektroninis paštas, toliau seka slaptažodis. Slaptažodį reikia pasirinkti stiprų, tai dažniausiai reikalauja, kad būtų bent viena didžioji raidė ir skaičiai. Čia pakartoti slaptažodį, toliau jūsų vardas, pavardė, jūsų adresas, jūsų miestas, apskritis arba regionas ir pašto kodas. Suvedus duomenis, toliau seka jūsų telefono numeris, formatas gali būti štai toks. Ir šiame mažame langelyje pažymime varnelę, kad sutinkame su sąlygomis registracijos ir naudojimo. Ir spaudžiame sutikti ir sukurti paskyrą. Toliau pas mus prašo suvesti saugos kodą, tam, kad įrodyti, jog jūs nesate robotas, ir spaudžiame tęsti. Ir šiame laukelėje jūsų prašo surišti jūsų turimą banko kortelę su PayPal sistema. Tai gali būti Visa arba Mastercard kortelė, tačiau noriu iškart pabrėžti, kad naudoti finansiniams operacijams per PayPal sistemą jūs galite tiek vieną, tiek kitą kortelę, tačiau kai jūs uždirbtus pinigėlius, kuriuos turėsite jau PayPal sąskaitoje, norėsite išsivesti į savo kortelę, tai leis padaryti tik į Visa. Todėl, jeigu jūs ją turite, tai siūlau iš karto ją ir surišti su PayPalu. Čiagi bus 16 kortelės skaičių. Čia bus kortelės galiojimas, mėnesis, metai. Čiagi tie 3 skaičiukai, kurie yra ant kortelės nugarėlės. Ir žinoma, čia bus adresas jūsų, pasitikrinsite, ar tai yra jūsų teisingai suvesti duomenys, ir spaudžiame tęsti. Ir registracija baigta.